Esu moteris gyvenanti vyrų pasaulyje, su tuo man tenka taikstytis. Man tenka kovoti su stereotipais, o ne tik su oponentais. Mano tėtis mirė, kai man buvo 8. Nuo tada iki tol, kol sukako 17, jutau pyktį. Pradėjusi simti boksu, pagaliau galėjau išlieti susikaupusį pyktį. Mane užaugino tik mama. Ji man įteigė, kad galiu užsiimti bet kuo, ko užsiima vyrai. Turiu ne tik gyventi vyrų pasaulyje, bet ir aktyviai jame veikti. Tai išties nelengva. Turiu atlaikyti smūgius, vėl atsistoti, susitvardžius nusišypsoti ir grįžti į ringą kovoti. Kuo dažniau taip elgiuosi ir esu tuo patenkinta, tuo daugiau įgyju stiprybės.